Apgamai. Vieni jų turime nuo mažens, kitiems jie išryškėja vėliau. Tai išskirtinės mūsų kūno žymės. Odos ligų specialistai ragina žmonės stebėti savo apgamus, kad nepražiūrėtume rimtos ligos. Prieš keletą metų suvalkietis ūkininkas Edmundas ne juokais sunerimo. Ligų neieškojo, daug dirbo, kol visą gyvenimą turėtas apgamas pradėjo kraujuoti. Jis buvęs visą gyvenimą tas apgamas, nes toksais iškilus tamsiai rudos spalvos. Nekreipė dėmesio, tai dieve, pasižiūrėti, kažkas dar kažkaip ir taip teko nuvažiuoti į Santariškės ten lankyti pažįstamus žmonės ir nuėjau pas tuos onkologus, sakau, užmeskit akį, sakau, kaip čia yra viskas. Pažiūrėjau, sako, apsidraudžiam, sako, padarom operaciją, viską ir po 10 kažkur dienų grubiai gavau atsakymą, vis tik, sako, ten antra stadija melanomos. Ir paskui jau, kaip sako, biškį toksai šokas, dar kažką yra. Tuomet Edmundui buvo vos per 40. Jis dar nieko nebuvo girdėjęs apie melanomą, net neįsivaizdavo, kas tai yra. Negirdėjau netgi to žodžio, tokio net neįsivaizdavau, kas tai yra tenais. Kai žmogus gyveni savo gyvenimą, tai nesupranti, kad kosmose kažkas tai vyksta, o čia nežinai, kas Žemėje vyksta. Tai savo gyvenimo, savo kiekvienas gyvenimo. O paskui jau, kai jau susidūrė, tai jau tada jau žinai, kas tai yra žodis koksai, kas yra ta liga ir kokios pasekmės. Melanoma čia yra ypatingas odos vėžys, nors jisai pakankamai retas, bet labai agresyvus. Ir ankstyva diagnostika, kodėl jinai tokia svarbi? Todėl, kad kuo anksčiau diagnozuosi, jeigu pastebėsi pirmosius požymius, išgydyti pacientą mes turime labai daug šansų. Dermatologai tai yra tie žmonės, dermatovenerologai Lietuvoje, kurie geriausiai pažįsta odą, kurie domisi pigmentiniais dariniais. Susitinka specialistai, susitinka chirurgai, susitinka melanomos atveju odos lygų gydytojai, susitinka radiologai, tie, kurie spinduliuoja, tie, kurie daro tyrimus įvairius, kompiuterinę tomografiją, ultragarsinius tyrimus, susitinka onkologai kartu, kurie daro po to gydymą, reiškia chemoterapiją, susitinka patologai, kurie tyria šitos preparatus histologiškai. Tai tas gydymo planas dėliojamas kartu dideliai komandai susitinkant. Ko nemato paciento akis, kas vyksta šiuolaikinėse laboratorijose ir kas yra svarbiausia melanomą šalinant chirurginiu būdu? Visų pirma, naviko išpjovimo plotis priklauso nuo to, kokio gylio arba kokio storio yra navikas, kiek giliai yra jo invazija į gilesniuosius audinius. Antras dalykas, kad pašalinus patį naviką, jis yra būtinai tyriamas, bet kartu reikėtų ištirti, gauti informaciją iš to limfinio baseino, kur tas navikas potencialiai gali metastazuoti. Po Edmundo operacijos medikai tikėjosi, kad piktybinis darinys pašalintas. Tačiau po kelių mėnesių vyriškiui liga sugrįžo. Tai reiškia, kad skubiai reikėjo taikyti progresyvesnį taikinių terapijos gydymo būdą. Šie naujausi biologiniai vaistai melanomai gydyti Europoje registruoti 2013 ir 2014 metais. Iš mano, kaip onkologo chemoterapeuto pusės žiūrint, tai neabejotinai tai yra viena iš sudėtingesnių patologijų onkologinių. Vien dėl to gydymo neturėjome, technologijų neturėjome jiem pažaboti. Turėdami chemoterapiją, senesnę imunoterapiją, mes galėdavom šiek tiek galbūt tam laikui labai trumpam, bet nematydavom pagerinti tą situaciją, bet tačiau nematydavom ilgalaikių gerų rezultatų. Mes turime pasakyti, kad melanoma tai yra labai heterogeniškas navikas, labai agresyvus ir vienareikšmiškai šiandieną galima sakyti, labai mažai jautrus yra chemoterapijai. Tačiau šiuolaikiniai medikamentai, tas, kas pasiekta melanomai, tai turbūt yra vienas iš 2 lokalizacijų didžiausias žingsnis onkologijoje. Tuomet, 2013-aisiais, Edmundas buvo vienas iš būrio melanoma sirgusių pacientų, dalyvavusių klinikiniuose tyrimuose bei vaistus gaminančių farmacijos kompanijų Vilties programuose. Šiais suvartojau ir pasveikau, tikiuosi, tikrai žinau, kad pasveikau ir aš nesijaučiu ligonis. Ir man tai yra net kartais tai net smagu, kad kažkas tai pažiūri, kad čia onkologiniai liga dar kažką, aš net nenoriu apie tai net kalbėti. Aš esu sveikas, normalus žmogus. Po programos įgyvendinimo mes turėjome trečdalį pacientų, kurie buvo gydyti įvairiausiais metodais iki to. Ir viskas buvo neefektyvu, liga progresavo
ir įtraukdami į šitą programą, reiškia, jie gavo tą gydymą imunoterapijos ir trečdalis tų pacientų dar gyvi yra po 2-3 metų. Tai davė savo vaisių, mokslas pasiekė, kad reiškia, tas vystymasis ir atradimai įvairiausių mutacijų, kurios mes šiandieną irgi taip pat Lietuvoje nustatinėjame. Ir visos 3 pagrindinės ligoninės Lietuvoje turi laboratorijos, kuriuose mes galime testuoti reiškia šitą. Ir mes nustatome, kad turinti mutaciją pacientą reikėtų gydyti su taikinių terapija. Tikimės, kad nuo artimiausių laikų taip pat mes turėsime galimybės pradėti gydyti su naujaisiais medikamentais mūsų pacientus, kurios mes, kaip jau minėjau, atrenkame irgi labai tiksliškai. Patologų tyrimas ir išvados vienas svarbiausių etapų melanomos gydymo grandyje. Būtent patologijos molekulinių tyrimų laboratorijose pateikiama galutinė ir neginčiama diagnozė, lemianti melanomos gydymą pasitelkiant progresyviausius vaistus. Galutinė diagnozė ir melanomo lygiai taip pat yra patologo diagnozė. Patologijos navikas turi būti išpjautas, apdorotas taip, kaip priklauso, iš jo padaryti mikropreparatai, patologas turi pasižiūrėti po mikroskopu, galbūt užsakyti kažkokį tai papildomą tyrimą, nes jeigu ten yra paribinės būklės, turim visokių metodų tam nustatyti, piktybiškumui versus gerybiškumui ir pasakyti taip, tai tikrai yra melanoma. Iš tiesų jau šiandieną daug galim padėti chemoterapeutam ir nustačius vienos ar kitos ligos diagnozę, turim papildomas priemonės, ne tik chemoterapija, kuri prieš keletą metų buvo kaip ir pagrindinė vaistų grupė, kuri neabejotinai ir šiai dienai lieka svarbi, turime jau daugelių sričių ir taip vadinama biologinė terapija. Biologinė terapija tai jinai yra kuriama dažniausiai tam tikrom specifiniam, tik tam navikui būdingom ląstelėm. Iki 60% visų odos kilmės melanomų yra BRAF mutuotos ir tokiais atvejais esant šiai diagnozijai ir išplitusiai melanomai, kai reikalinga jau papildoma terapija, kai neužtenka vieno operacinio gydymo, yra tikslinga iš navikinių ląstelių, iš DNR. Jeigu tai yra mutuotas, tai yra taip vadinama BRAF teigiamas, tada tikslinga taikyti konkrečią biologinę terapiją. Pastarojo dešimtmečio mokslo pasiekimai, kai buvo atrastos melanomos ląstelių genų mutacijos, sukurta vadinamoji taikinių terapija, blokuojanti baltymą, lėtinanti naviko augimą bei plitimą. Šiandien pasaulyje jau sėkmingai naudojama nauja 2 vaistų kombinacija, kai blokuojamas ne tik BRAF, bet ir vadinamasis MEK mutuoto geno kelias. Tokio gydymo rezultatai yra kone 2 geresni. Kasmet pasaulyje sužinoma 232 000 naujų melanomos atvejų. Turime atminti, jog melanoma yra agresyviausia odos vėžio forma. Tačiau anksti nustačius ligą galima išgydyti apie 95% pacientų. Medikai nori atkreipti lietuvių dėmesį į melanomą. Melanomos susirgymų dažnis yra pakankamai sparčiai augantis ir Lietuvoje skaičius didėjantis ir deja mes turime vis dėlto situaciją, kada metastazavusi melanoma vis dėlto skaičius greičiau auga. Ką tai gali reikšti? Tai yra, kad mes neturime pakankamai visuomeniai sklaidos apie melanomos piktybiškumą. Tai yra navikas, kuris gali pacientą pražudyti per 3-4 mėnesius. Nuo to, kol jisai pajunta kažkokius tai pirmosius simptomus. Žmonės turėtų kreipti į tas įstaigas, į tuos gydytojus, kurie specializuojasi, domisi šią problemą ir turi ilgametę patirtį. Mūsų kasdienybėje gydytojo dermatovenerologų tokia užduotis, kad pastebėti, atpažinti melanomą, pirmosius požymius, net ir jeigu žmogus ateina dėl kitų problemų. Ir mūsų visų užduotis, kad kuo labiau informuoti visuomenę, jaunimą, taip pat ir vyresnio amžiaus žmonės, kad vienas dalykas jie patys pastebėtų arba jų artimieji, partneriai pastebėtų apie darinius, kurie keičiasi. Tada užtektų drąsos atvykti į ligoninę, kreiptis į ar polikliniką, ar privačias struktūras, pasitikrinti dėl darinių, tada mes galėtume žymiai geriau pagauti ankstesnėje stadijoje melanomą.